Sveiki, gerbėmieji, taroskopas ateinančiai savaitei. Pradžiai nedidelis skelbimukas. Šį savaitgalį aš atlikinėsiu poros harmonizacijos ritualus, gilius darnos retrytus. Kas tai yra? Tai yra dalykas, kai jūs, pavyzdžiui, pykstate su savo antra pusė, arba esate išsiskyrę, arba, nedaug dieve, įsimaišė trečias asmuo. Ir tas dalykas labai jūs kankina, jūs tiesiog kreipiatės į mane ir viskas su laiku susistato į savo vėžes. Mylimas asmuo grįžta, trečias asmuo išgaruoja, nesvarbu kaip. Ir viskas yra puiku. Tačiau tai dar ne viskas. Prieš taroskopą dar vienas dalykas. Jeigu jūs norite, kad jums ištraukčiau asmeninę savaitės kortą, komentuokite šį postą noriu kortos ir dalinkitės jo, taip pat padėkite patiktuką. Keliems iš jūsų gyvai vaizdo formatu ištrauksiu ateinančios savaitės kortą. Naujas formatas. Važiuojam. Avinas. Taurių dviakė. Meilė, darna, mylimo žmogaus supratimas ir klusnumas. Jautis. Jaučiui taurių, tai yra Vėzdo aštuonakė. Nelabai geri darbai, nuovargis ir visa kita. Negatyvi savaitė, vienu žodžiu. Dvyniai. Didysis teismas. Gausite pagal nuopelnus. Vėžys. Didžioji žinia apversta. Jūsų paslaptis taps prieinamos visiems. Šlifuokite savo ratą. Liūtas. Velnias. Negera korta gali būti padarytas ir kažkoks okultinė prieš jūsų ataka gali būti padaryta. Taip pat ši korta reiškia nesėkmes visame kame. Situacija tikrai labai negera. Mergelė. Vėzdų keturakė, blokai visur, nieko gero, žodžiu, galvokite. Svarstyklės. Kardų penkiakė. Tiesiai, nugalėsite visuose konfliktuose. Konfliktai kažkokie bus, pagrindė darbiniai, bet jūs visur išeisite su stačiai išeitą galvą. Iškeltą galvą. Skorpionas. Vėzdų pažas. Geros, pozityvios žinios. Mokslo fronte. Šaulys. Pentaklių tūzas. Labai geri pinigai. Ožiaragis. Apversta kardų keturakė. Pralaimėsite kažkokį konfliktą. Vandenis. Pentaklių dešimtakė. Finansinės situacijos ryškus pagerėjimas. Ir žuvis. Žuvim imperatorius. Būsite ne tik padėties šeimininkas, bet ir galėsite spręsti kitų žmonių likimą. Sėkmės jums.